Šiuo metu esame Dariaus ir Geno stadione, kur yra atliekami pirmieji pavasario pasiruošimo darbai. Yra daroma spike aeracija, subadamos skylės, tada važiuoja su smėliu, su sprederiu, tam, kad smėlis tuo pačiu kaip drenažas veikia į skylutes prikritęs ir jisai bus naudojamas paskui bendram lygumui išgauti, tai yra levelingui. Pildomai yra sėjama sėkla, bus tręšama trąšos pagal technologiją, kurios priklauso. Kaip ir mato, smėlio pilna pas mus, tonų nemažai čia susipils. Visą tai mes galime čia atlikti šiek tiek anksčiau, kadangi yra stadionas šildomas iš apačios. Skaičius toks ganėtinai įspūdingai skamba kaip įvardinė tonom ir 100 tonų. Okay. Žmogui tas toks skaičius atrodyti dokas, o čia paims ir sunyks, nematysi mes jo. Stadiono temperatūra šiuo metu dirvožemio yra 9 laipsniai, taigi vegetacija jau vyksta. Ir matom stadioną ne pačios gražiausios būklės dėl to, kad mes jį nupjovė iki 1,5 centimetro, tokiam aukštį mes jo nepjaunam. Dabar yra nupjauta būtent dėl šitos procedūros ir yra maksimaliai daug išaeruota, įskrifikuota vėjos ir jinai gerai, kad ne juoda, pakankamai daug žalumo yra likę šiandienai. Daugiau negu turėtų kažkuria tai prasme, nes galėjo būti ir mažiau jo. Tai tikėtina, kad 3-4 savaitės ir vaizdas bus kardinaliai kitoks. Manau greičiau. Greičiau netgi. Manau greičiau, nes realiai dabar mes turim viską iššukuota, po savaitės jau vaizdas bus kitoks. Nereiks laukti 3-4 savaičių, po 3-4 savaičių mes turėsim ir naujus lygusias sėklas. O šiandienai atsistatys ta žolė, kuri yra dabar nušukuota, jinai niekur nedingo, nes tiesiog paims ir pakels galvą, dabar tiesiog jinai yra nuleista, nuimta ir atsistatymas ir greitas vaizdo keitimas bus tikrai labai greitas, bent jau mes to tikimės. Supratau? Ačiū už informaciją.